Bičiuliai, šiandien mes spręsim techninę užduotį. Mūsų projekto pergalė – ažūras turi ledinį apšvietimą. Mums reikia dabar šito ažūro kante įfrezuoti 2 metrų ilgio lediniam profiliui griovelį, kad jisai statytų, plus mums reikia išgręžti skylę laidui praeiti, tam, kad nebūtų išorinių laidų. Šitai techniniai užduočiai gyvendinti mes naudosim festulio priedą, kuris būtent skirta tokiem frezos išcentravimam ir jos laikymui. Ne? Štai, jisai mums padeda išcentruoti pagal mūsų balgį gražiai ir laikyti frezą per centrą, kad jinai mums nepabėgtų. Gerai, nusireguliuokim frezos aukštį. Mes dirbam šiandien su 18 freza, nusistatom 0, 0 čia, 0 čia ir tada 20 mm. Все, viskas, darbui paruošti. Tik dar be viso to, mūsų pats ruošinys nėra pilnai sustengęs, dažai kai kuriuose vietose mačiau. Todėl aš jį apklijuosiu skočiu tam, kad neliktų žymių. Nu ką, let's go. Nu va, pirma užduotis padaryta, profilis įfrezuotas, dar palikta užafalinimai gražiai, kad užsidėtų patys galiukai profilio ir dabar antra užduotis – išgręžti skylę laidui. Kaip gręžti ilgas skylės? Dabar žiūrėkit, tas žmogus, kuris gręžia, jis mato kryptį tik tai viena plokštama. Tai šitoje vietoje, aš kaip sakau, aš reguliuosiu, o kampą aukštyn žemyn man reguliuoja kolega iš šono, nes jis geriausia mato, kur išlys mano šitas. Tai va, visuose ilguose gręžimuose, kur reikia statmenį išlaikyti kampą, visą kitą, tai yra geriau, kai daro 2 žmonės. Gerai, važiuojam. Šitą turim. Dar tada reikia 6 padaryti.